Šis sprendimas 2024 m. lapkričio 14 dienos numeris SP42-478 Alytus, priimtas Nemunaičio seniūno Rimo Avižienio ir socialinės paramos skyriaus vedėjos Dalios Burlinskienės yra padirbtas, yra netikras, yra suklastotas. Šis sprendimas yra priimtas slaptai nuo mamos ir sesers ir slaptai Eugenijus yra išvežtas į Pabradę, slaptai padirbus šį sprendimą. O tai žiauriausia, kad sprendimas priimtas slaptai nuo mamos ir sesers ir dar Eugenijus yra išvežtas panaudojant prievartą. Eugenijus išvežtas prievarta nesulaukus 29 lapkričio dienos. Jis turėjo Alytaus slaugos skyriuje gulėti iki lapkričio 29 dienos. Tačiau aš 25 lapkričio nuvažiavus neradau. Eugenijus buvo išvežtas slapta panaudojus prievartą, nes jeigu neišbuvo iki 29 dienos, reiškia, Eugenijus buvo išvežtas panaudojus prievartą. Kada išvežė Eugenijų iš Alytaus slaugos skyriaus? Gydytojas vedėjas Aksentis man nesakė. Ir kur išvežė, nesakė. Nes tai prie šitos nusikalstamos veikos, kai Eugenijus buvo išvežtas prievarta, prisidėjo ir Alytaus ligoninės slaugos skyriaus vedėjas. Jis nestabdė šito nusikalstamos veikos, o tiesiog prisidėjo, nes jis negalėjo anksčiau negu lapkričio 29 diena išrašyti Eugenijaus. Bet tačiau jis prisidėjo prie šios nusikalstamos veikos Aksentis ir panaudojant prievartą jis buvo išvežtas anksčiau negu lapkričio 29 dieną. Tačiau kaip jis jautėsi, mano brolis, tą dieną, kai buvo išvežtas, mama ir sesuo nežino iki šios dienos, kada jis buvo išvežtas ir kada jam buvo panaudota prievarta ir buvo išvežtas. Žiauriausia tai, kad mano brolis nevaikščiojantis, nekalbantis ir jis niekam negali pasiskųsti, niekam negali pasakyti, ko jis nori ir ko jis nenori. Reikšti minčių negali, nes jis yra nekalbantis. Kai buvo atliekamas klausimynas, socialinė darbuotoja paklausė, ar tavo brolis kalbantis. Pasakiau ne. Jinai pasakė, būtinai turite dalyvauti ir jūs, nes kadangi jis nekalbantis, jis negali išreikšti jokių norų ar nenorų, taip jis negali nieko pasakyti. Taip aš ir dalyvavau. Ta dieną pasiėmus buvau baltą popieriaus lapą ir padaviau jam, gal jis gali ką nors parašyti ant balto popieriaus, ko jis nori ar nenori. Bet tai pasirodo, kad jisai negali nei vieno žodžio, nei vienos raidės parašyti. Jis tiesiog
su tušinuku tašką padėjo ir daugiau nieko negalėjo parašyti. Tai matė ir socialinė darbuotoja. Taigi labai skaudu, kai žmogus negali kalbėti, negali vaikščioti, o su juo ima ir labai žiauriai pasielgia Nemunaičio seniūnas Avižienis Rimas ir Alytaus savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja. Eugenijų išvežė prievarta, neišbuvus iki lapkričio 29 dienos.